Kazino Admiral lošimo automatai. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, visų pirma su naujais, o visų antra ramiai. Tikiu, kad daugam norisi spausti panikos mygtukus, bet jeigu Žalgiris prieš Maccabi pralaimėjo beviltiškai, namie prieš Olympiakos graikams teko pademonstruoti turbūt geriausią savo žaidimą antroje mačo pusėje per visą šį sezoną. Ir tai Žalgiriui pritrūko labai nedaug. Taip, Eurolyga šiais metais yra tokia lygi, kad Žalgiris namuose nebegali taškų dalinti niekam, bet kauniečiai neatrodė blogai. Jorgos Barcoko auklėtiniai tiesiog parodė, dėl ko aš juos laikau pagrindiniais favoritais į titulą šiame sezone. Kai susikaupė, jie gali gintis elitiniu lygiu, o ginklų puolime su Fournier atvykimu ir Vezenkovo sugrįžimu yra tiesiog begalė. Bet apie viską nuo pradžių. Pereisiu per visas esminės taktikos detalės šiame mače. Tai ką kauniečiai darė taip gerai pirmoje mačo pusėje, ką Barcokas pakeitė po ilgosios pertraukos, pakalbėsiu apie nesustabdomą Olympiakos derinį ir paliesiu Lonnie Walkerio nežaidimą svarbiausiamis ketvirtojo kėlinio minutėmis temą. Žodžiu, labai daug įdomių dalykų, taip kad likite iki galo ir kaip visada nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti kanalą. Ačiū Jums labai. Iš Olympiakos viskas prasidėjo su labai aiškiu akcentu – įvesti kamuolį Tomasui Vokupui arčiau baudos aikštelės prieš Silveiną Francisco. Šiaip jau nedaug komandų bandė tą daryti prieš Žalgirio prancūzą šiame sezone, bet graikai čia žinoma norėjo išnaudoti savo elitinį kamuolio judėjimą ir užtvaras be kamuolio tarp Evano Fournier ir Saša Vezenkovo. Pažiūrėkim, kaip tai atrodė. Ir šis akcentas buvo matomas jau nuo pirmosios graikų atakos. Volkupas atiduoda kamuolį, Jusielai kirtimas ir Francisco eina iš priekio, bet Volkupas vis tiek priima kamuolį. Po perdavimo Fournier eina statyti užtvaros Vezenkovui, bet Ulanovas su Butkevičiumi keičiasi, neleisdami Vezenkovui išbėgti iš dviejų užtvarų. Ule irgi sugeba išlikti prie pat Fournier šio išbėgimo metu ir Vokupui belieka žaisti 1-1 ir su tokiu metimu neabejotinai Žalgiris gali gyventi. Manyčiau, kad būtent tokia gynyba ir galimybė keistis tose situacijose paskatino Trinkierį į starto penketą išleisti nestandartinį Ulanovo ir Butkevičiaus duetą. Ir pirmajame klipe čia viskas buvo gerai, bet pasižiūrėkite, kas atsitinka, kai į užtvaras yra įtraukiamas Kostas Papanikolau ir jį bedengiantis Lonnie Walkeris. Viskas šioje atakoje yra taip pat išskyrus tai, kad Papanikolau įveda kamuolį Vokupui ir prie šios užtvaros žalgiriečiai vėl keičiasi, bet Vezenkovas tą jau žino, Lonnie Walkeris pernelyg stipriai neleidžia jam naudotis Mustafa Falo užtvarą, Vezenkovas turi daug daugiau laisvės negu prieš Arną Butkevičių ir pelno savo pirmuosius mažų taškus. Toliau vėl, visiškai tas pats derinys, Francisco eina vėl iš priekio, bando perimti šį perdavimą, bet to padaryti nepavyksta, 5-4 situacija ir Mustafa Falas deda iš viršaus. Kitoje atakoje vėl, Francisco iš priekio, bet šio perdavimo metu jis spėja sugrįžti Vokupui prieš veidą. Vėl užtvaros tarp Fournier ir Vezenkovo, Žalgiris keičiasi tarp Ulanovo ir Dovydo Giedraičio, Vokupas turi žaisti 1-1 ir šį kartą pataiko sunkų metimą jau pats. Kiek vėliau dar vienas tas pats derinys ir bene 5. kartas, kai Olympiakos naudoja šį derinį per pirmąsias 6 minutės. Vėlgi, užtvaros tarp dviejų Olympiakos lyderių be kamuolių, čia Giedraitis ir Ulanovas vėl keičiasi, Giedraitis neleidžia Vezenkovui priimti kamuolio ir laisviau judėti ir Vokupas turi žaisti 1-1. Francisco nusprendžia čia nenaudoti pražangos iki bonuso ir tai yra dar 2 Tomaso Vokupo taškai. Ir mano nuomonė, viskas yra gerai, kol Vokupas meta 2 taškius, o ne Fournier ar Vezenkovas 3 taškius. Ir kol kitoje aikštelės pusėje žalgiriečiai taip pat pataiko iš toli. Dabar pažiūrėkime priežastis, kurios leido Silvenui Francisco sužaisti turbūt vieną iš geriausių pirmųjų pusių visame savo gyvenime. Jis surinko net 20 taškų. Čia Walkeris atsivaro kamuolį, pick and rollas laisvame kampe ir Vokupas natūraliai yra paskutinis žmogus gynyboje, padeda baudos aikštelėje, bet tą daro šiek tiek per giliai ir čia Ulanovas dar pastato puikią užtvarą, po kurios Vokupas tiesiog nespėja sugrįžti prie Francisco, kuris yra visiškai laisvas. Kitoje atakoje jau Ulanovas žaidžia nugarą į krepšį prieš Sašą Vezenkovą ir čia Žalgiris puikiai dalinasi kamuoliu. Mustafa Falas ateina padėti, Bryantas Dunstonas kerta į baudos aikštelę, Vokupas nenori 2 taškų, todėl rizikuoja su Francisco, kuris pagazdina, padaro žingsnelį į šoną ir pataiko dar vieną tritaškį. Pajautęs ritmą, prancūzas gali pataikyti net ir sudėtingiausius metimus. Ir čia Tomasas Vokupas nestabdo jo su kamuoliu ir pasitinka jį per giliai. Francisco mato jo nuleistas rankas, po driblingo atakuoja
drąsiai likus 20 sekundžių iki atakos pabaigos ir kaip smagu turėti tokį žaidėją Kaune. Žalgiris pirmauja 16-6, bet grįžkime prie Olympiakos ir jų judėjimo prie kamuolio. Čia buvo vienas iš pirmųjų ženklų, kaip atidžiai reikia dirbti su graikų talentų puolime ir kaip gynėjai prieš juos turi nepriekaištingai lysti iš užtvarų. Kuomet kamuolys ateina Vokupo aikštelės viduryje, Evanas Fournier tiesiog gauna vieną pin-down užtvarą. Arnas Butkevičius ją kerta pro apačią ir Fournier iškart atakuoja, nepaisant to, kad Arnas yra prie pat prancūzo. Šis metimas skrieja pro šalį. Bet kiek vėliau identiška situacija pirmojo kėlinio pabaigoje. Volkupas priima kamuolį ir šį kartą Williamsas Gosas stato užtvarą Vezenkovui. Bulgaras atsistumia Ulę įgaudamas ankstyvą pranašumą. Lonnie Walkeris čia netrukdo Williamsui Gosui laisvai statyti užtvaros kaip jis nori. Ulė už tos užtvaros užstringa ir Sašai Vezenkovui čia yra gerokai per daug vietos. Kone identiška situacija ir antrojo kėlinio pabaigoje. Dabar jau kitas žaidėjas Williamsas Gosas su kamuoliu aikštelės viduryje. Vėl pin-down užtvarą Evanui Fournier. Giedraitis bando kirsti šią užtvarą. Fournier tą mato, todėl sustoja ir šiek tiek atšoka. Giedraitis prie jo nespėja ir čia yra aukščiausias dabar jau lygis iš Olympiakos lyderių. Tiesą pasakius, tai galvoju, kad Žalgiris galėjo pirmauti ir 20 taškų skirtumų iki ilgosios pertraukos, bet ne iki galo sudirbo gynyboje. Labai daug taškų svečiai rinkosi iš baudos aikštelės, kuomet Žalgiris dar turėjo vos vieną ar dvi komandinės pražangas. Iš 5 situacijų, kurias pamatysite dabar, Žalgiris galėjo, tikrai bent 2 ar 3 tą padaryti ir sustabdyti varžovo atakas. Čia vėl su kamuoliu Williamsas Gosas, kuriam labai nesiseka mesti iš toli šiame sezone ir dėl to Francisco su juo eina per apačią. Bet amerikietis šią under gynybą bando įveikti savo greičiu, pasiekia baudos aikštelėje, kurioje šiek tiek nusistumė Francisco ir pelno 2 lengvus taškus. Gerai, galbūt ten pražangos ir nebuvo galima panaudoti, bet čia išsimetimas iš galinės linijos ir po susikeitimo Brady Manikas lieka prieš Šeką Makisiką. Nesupratau vien dėl ko Manikas stovi taip arti Makisiko, kai jis turi tokį įspūdingą greitį, bet čia galima padaryti pražangą ir priversti Olympiakos išsimesti kamuolį iš po krepšio dar kartą, o vietoje to yra 2 taškai. Kitame klipe Olympiakos improvizacija ir Kosto Papanikolaou centravimas prieš Igną Brazdeikį. Metas Mitchellas silpnoje pusėje yra atsitraukęs nuo Makisiko, viskas čia yra gerai, bet Metas nepamato Makisiko greičio ir kirtimo į baudos aikštelę. Aišku, kad Olympiakos atlieka šį perdavimą ir 2 lengvi taškai turint vos 3 komandinės pražangas. Toliau net 2 situacijos, kuriuose Olympiakos surinko 4 taškus iš ispaniško pick and rollo. Vėlgi, čia Smailagičius neišvengia šios užtvaros, Brazdeikis yra pilkojoje zonoje ir vietoje dar vienos pražangos Olympiakos pelno 2 taškus Milutinovo dėjimu. Po 2 minučių ta pati situacija. Po handoffo Fournier įgauna pranašumą prieš Giedraitį ir nei Ulanovas, nei Smailagičius nestabdo Fournier, kuris tiesiog gali įeiti į baudos aikštelę niekieno netrukdamas ir kauniečiai žinoma prasižengia metimo metu. Nepaisant šių lengvų taškų ir prieš tai matytų tritaškių, Žalgiris susikrovė 12 taškų pranašumą per 20 minučių ir surinko 52 taškus. Beveik sezono pirmosios pusės rekordas, iki jo trūko 1 taško ir tuo pačiu Olympiakos antirekordas ginantis. Prie to smarkiai prisidėjo taktika, kurią prieš Olympiakos naudoja turbūt dauguma Europos komandų. Tai yra žmogaus, kurį dengia Vezenkovas arba Alekas Petersas atvedimas į 2 prieš 2 situaciją. Tose situacijose nuo rungtynių pradžios Olympiakos automatiškai keičiasi ir ši strategija yra ta pati jau kelerius metus. Todėl dauguma komandų tiesiog bando tą naudoti į savo pusę ir dažnai turiu pasakyti, kad jiems tas pavyksta. Ta padarė ir Žalgiris. Štai, matome čia, kad Brady Manikas tiesiog ateina statyti užtvaras, kadangi jį dengia Petersas, Olympiakos automatiškai keičiasi antrojo kėlinio pradžioje ir Francisco gali kukinti. Viskas yra gerai, prancūzas apeina Petersą, bet čia pernelyg akivaizdus perdavimas per viršų ir Milutinovas čia puikiai nuskaito situaciją. Perdavimas nuo žemės būtų virtas 2 taškais, bet Žalgiris toliau bando spausti tą patį mygtuką. Ulanovas ateina statyti užtvaros, Petersas vėl išsikeitęs ir čia amerikietis gerai ilgai dirba su Francisco, bet galiausiai jis jį vėl apeina, o baudos aikštelėje dar ir sugeba išvengti Olympiakoso susikeitimo ir Nigelio Williamso Goso gynybos. Galiausiai dar viena ta pati situacija antrojo kėlinio gale. Viskas čia yra aišku, Smailagičius išbėga į šoną, Ulanovas pastato užtvarą ir atveda Petersą ir Francisco čia jau yra surinkęs 17 taškų, taip kad, padėk dieve Alekui Petersui. Turbūt kiekvienam buvo aišku, kad antroje mačo pusėje Olympiakos pasirodys geriau, ypač gynyboje.
Šios komandos lubos toje aikštelės pusėje yra super aukštos, vien tik dėl to, kad joje yra Tomasas Walkupas ir mes turbūt visi žinome jo sugebėjimus šioje aikštelės pusėje. Bet iš pradžių pakalbėkime ne apie Walkupą. Jorgas Barcokas ilgai nelaukė ir jau ilgosios pertraukos metu pakeitė gynybos su puolėjais, tai yra su Vezenkovu ir Petersu strategija. Vietoje susikeitimo Vezenkovas ėmė stepautuoti Francisco ir čia tiesiog nebeliko 1-prieš-1 žaidimo. Prancūzas arba turėjo nusimesti kamuolius ir kiti Žalgirio žaidėjai būdavo priversti mesti, arba Žalgiris klydo. Ir tai galima sakyti iš karto davė vaisių. Čia Francisco dar ir šiek tiek pavarsta, kol priima kamuolį prieš Walkupą. Ir kadangi tai yra improvizacija, Žalgiris turi prastą išsidėstymą atakuoti stepauto gynybą, kadangi du žmonės gali būti prie Francisco, o Fournier čia stovėdamas gali dengti du žmonės labai laisvai. Čia jis yra labai arti perimto kamuolio ir Žalgiriui pasiseka, kad teisėjai sušliuvė pražangą. Kitoje atakoje matome labai panašią situaciją. Walkeris priima kamuolį labai aukštai, Francisco nuo to kamuolio yra patraukiamas ir vėl išsidėstymas yra tikrai netoks, kokį norėtume matyti prieš stepauto gynybą. Walkeris perdavimo neatlieka, galiausiai veržiasi prieš Evaną Fournier, ateina pagalba ir čia šiek tiek nepasiseka, bet Walkeris užmina šoninę liniją. Dar viena kauniečių klaida, kurių ketvirtadienio vakarą tikrai netrūko Žalgirio arenoje. Kitame klipe pusiau greita Žalgirio ataka ir labai ankstyvas 2-prieš-2 su Ulanovu. Vėlgi, Vezenkovas stepautuoja, Francisco lieka prieš Fournier ir tenka kviestis dar vieną užtvarą. Dabar jau reikia atakuoti pasyvę falo gynybą ir tai nėra lengvas metimas po driblingo, kai tu net ir sunkiai matai krepšį. Kazino Admiral. Lažybos, lošimo automatai. Kazino Admiral. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Šiek tiek Walkupo agresyvumo jau matėme, bet tą patį darė visi 5 Olympiakos žaidėjai visą antrąją mačo pusę. Itin dažnai nepavykdavo priimti kamuolio, kur žalgiriečiai to norėdavo daryti ir natūralu, kad dėl to kentėjo ir visi deriniai. Teko labai daug improvizuoti. Walkupas ir Mustafa Falas šioje salėje jau yra palikę Mike'ą Jamesą, Jordaną Lloydą ir Elio Kobo su 2 taškais per 10 minučių ir tai buvo Eurolygos pusfinalyje, o čia dar vienas pavyzdys. Walkupas labai arti Francisco ir apsunkina jo kamuolio priėmimą. Galiausiai tai yra dropo atakavimas prieš Falą ir Francisco persistengė šioje situacijoje. Kitame klipe kamuolį turi persivaryti Mitchellas ir pasižiūrėkite, kaip vargsta Silvenas Francisco. Tai nėra joks derinys, tai nėra jokia improvizacija, vėl Falo dropo atakavimas, vidurio puolėjas kyla aukštai, Walkupas gerai lenda iš šios užtvaros, Francisco lieka vienintelis variantas atiduoti perdavimą ir čia vėl Papanikolau neleidžia tęsti atakos ir priimti kamuolio Mitchellui ir Dunstono beveik tritaškis tikrai nėra tas metimas, kurį trinkieri nori matyti. Toliau dar vienas puikus pavyzdys. Veteranas Papanikolau vaikosi Sirvydį po visą aikštelę, neleidžia jam priimti kamuolio. Fournier irgi nuostabiai dirba su Brazdeikiu, kuris priima kamuolį prie pat vidurio linijos. Viskas vyksta labai aukštai, daug toliau nuo krepšio negu Žalgiris norėtų. Brazdeikis kažkokiu būdu įveikia Fournier ir Žalgiris čia pelno taškus, bet patys matote, kiek kauniečiams reikėjo stengtis, kad uždirbtų šiuos 2 taškus. Tuo tarpu puolime kitoje aikštelės pusėje svečiai atrado dar vieną sėkmės formulę. Tai yra prie Walkupo žaidimo nugarai krepšį, prie įkirtimų be kamuolio, prie Fournier sunkių metimų prisijungė ir tiesiog 2-prieš-2 su Saša Vezenkovu. Walkupo ir Vezenkovo 2-prieš-2 ir Žalgiris čia keičiasi. Ulanovas lieka su Walkupu, Vezenkovas turi Francisco ir Olympiakos bando atakuoti per baudos aikštelę. Falas daro high-low kirtimą, bet Francisco puikiai eina iš priekio. Olympiakos tęsia ataką ir čia stebėkite Vezenkovą, kaip jis genialiai teisingoje vietoje ir teisingų laikų užlenda priešais Francisco. Walkupas atlieka puikų perdavimą ir tai yra 2 lengvi taškai. Kitoje atakoje vėl vaizdelis tas pats. Walkupas labai aukštai su kamuoliu ir dėl to Vezenkovas šios užtvaros nepastato ir dėl to žalgiriečiai nesusikalba. Ulanovas keistis nenori, ką darė prieš tai. Francisco akimirkai atsipalaiduoja ir paleidžia Walkupą ir šis pelno 2 lengviausius taškus ketvirtadienio vakarą. Dar viena situacija ir Olympiakos vėl žaidžia per tą pačią vietą. Čia atrodo, kad Butkevičius keičiasi, bet Francisco tiesiog eina per apačią sulig Tomaso Walkupo užtvarą. Vezenkovas lieka laisvas, Metas Mitchellas turi jį pasaugoti baudos aikštelėje, bet didžiausia problema ta, kad Olympiakos puikiai pasuojasi ir silpnoje pusėje visiškai laisvas yra ne kas kitas, o Evanas Fournier. Visi pastebi tik, kaip yra atakuojamas Brady Manikas, bet čia galite sakyti, kad buvo atakuojamas ir Ulanovas, Butkevičius ar Silvenas Francisco.
Todėl nieko keisto, kad kai Menekas pasirodė aikštelėje, Olympiakos tiesiog žaidė tą pačią situaciją. Su Meneku žalgiriečiai praktiškai niekada nesikeičia, čia yra stepautas, bet po stepauto Vezenkovas yra irgi laisvas baudos aikštelėje, Dunstonas ateina padėti ir tokias situacijas Olympiakos gliaudo kaip riešutus. Tuo tarpu kitoje aikštelės pusėje puolime svečiai atrado dar vieną sėkmės formulę, tai yra prie Vokupo žaidimo nugarai krepšį, prie Fournier sunkių metimų, prie įkirtimų ir užtvarų be kamulio dar ir atsirado tiesiog 2 prieš 2 su Saša Vezenkovu. Žalgiriečiai nerado jokių priešnuodžių ir nesustabdė šio 2 prieš 2 kokius 5 kartus iš eilės. Čia ir vėl tipiniai Olympiakoso dalykai. Perdavimas arčiau baudos aikštelės ir tuomet vidurio puolėjas ne iš karto žaidžia, o daug užtvarų silpnoje pusėje. Francisko čia per trumpai pasaugo Vezenkovo baudos aikštelėje po Vokupo užtvaros ir šis pelno dar 2 lengvus taškus. Kiek vėliau viena iš gražiausių Olympiakos viso vakaro atakų. Vezenkovas čia nori kamulio prieš Arną Butkevičių baudos aikštelėje, bet Arnas yra iš priekio. Vezenkovas parodo Volkupui, kad jis siūstų kamulį į kitą pusę Kostui Papanikolau ir kuomet Volkupas tą padaro, Vezenkovas staigiai pakeičia savo buvimo pusę, Papanikolau atlieka nuostabų perdavimą ir tai yra dar 2 lengvi taškai ir puikus pavyzdys, kaip nuostabiai veikia visa Olympiakos puolimo mašina. Tai buvo absoliučiai Vezenkovo kelnys ir jis pademonstravo savo aukščiausią klasę. Transliacijos metu nekartą minėjau, kad galbūt tai neatrodo įspūdingai, bet tai kaip jisai susikuria tuos lengvus metimus iš po krepšio ir kaip tą daro kartu su komanda yra tiesiog įspūdinga. Nepaisant visų šitų problemų, Žalgiris tikrai nebuvo toks blogas, kaip jums galbūt gali atrodyti. Aukštaūgiai rinko taškus trečiajame kelnyje prieš Olympiakos drop gynybą ir kauniečiai pirmavo šiame mače 32 minutės berods. Iki šio Šeko Makisiko metimo, kuris atšoko virš atakos laikmačio ir vis tiek kažkaip įkrito. Tačiau ketvirtajame kelnyje vis tik galiausiai Olympiakos įspūdinga gynyba triumfavo ir po rungtynių net ir pats Saša Vezenkovas kalbėjo, kad tai buvo bene geriausios 20 minučių gynyboje visame šitame Olympiakos sezone. Ir kad jeigu jie taip ginsis, jie gali neabejotinai laimėti Eurolygos titulą šiame sezone. Žalgiris vėl bando atakuoti Sašą Vezenkovą. Šis tepautuoja prieš Lonnie Walkerį, kuris nusimeta kamuolį Ulanovui, bet Milutinovas čia pasaugo baudos aikštelę, Makisikas pasaugo Smailagičių ir vėliau puikiai rotuoja klausauto situacijose, neleisdamas mesti Sirvydžiui tritaškio. Sirvydis jį įveikia, bet čia vėl dar viena pagalba baudos aikštelėje ir Saša Vezenkovas priverčia Sirvydį suklysti ir pažiūrėkite, kokias emocijas rodo po šio sėkmingo epizodo. Na gerai, šiek tiek apie dramblį kambaryje. Lonnie Walkerio sėdėjimą ant suolo svarbiausiamis ketvirtojo kėlinio minutėmis. Mano nuomonė, jis ten sėdėjo, sakyčiau taip, kad kiek nepelnytai. Taip, buvo prastų epizodų iš jo ketvirtojo kėlinio pradžioje ir dabar aš jums juos parodysiu. Iš pradžių buvo Lonnie nesėkmingas momentas gynyboje. Čia Žalgiris keitėsi šio 2 prieš 2 metu ir Giedraitis liko su Milutinovu. Natūralu, kad jam reikia pagalbos. Lonnie Walkeris yra paskutinis žmogus gynyboje, ateina dvigubinti, bet galiausiai palieka didžiulį tarpą ir Milutinovas pelno lengviausius savo vakaro taškus. Ir natūralu, kad Andrėja Trinkieri yra be galo nusivylęs tokia, vaikiška Lonnie Walkerio klaida. Vėliau puolime jis su kamuoliu ir žalgiriečiai vėl bando atakuoti Sašą Vezenkovą. Trumpas stepautas iš jo, bet čia yra nesusikalbėjimas iš 2 Olympiako žaidėjų ir Lonnie Walkeris yra visiškai laisvas, tiesiog paprasčiausiai prameta gerą metimą. Kiek vėliau Lonnie Walkerio ir Dunstono 2 prieš 2 prieš Milutinovo pasivesnę pick and roll gynybą. Kaip ir pirmoje mačo pusėje, jis atakuoja į baudos aikštelę, bando eiti į kontaktą su serbu, tačiau šį kartą jo lėtas 2 žingsnis nepadeda ir Lonnie nepataiko metimo iš baudos aikštelės. Po šio epizodo Trinkieri nusprendė pakeisti jį ir aikštelėje pasirodė Ignas Brazdeikis likus 6,5 minutės iki mačo pabaigos. Bet kodėl nebuvo galima Walkerio išleisti vėl po 2, 2,5 ar 3 minučių, kai liks, geros 3 minutės iki pat mačo galo? Ar tikrai neįspūdingas rungtynes žaidęs Ignas Brazdeikis, kuris net nebuvo karštas ir kurio vienintelis taiklus metimas buvo po atkovoto kamuolio puolime iš po krepšio yra geresnė opcija prieš taip besispaudžiančią gynybą baudos aikštelėje? Aš suprantu, jeigu Ignas būtų surinkęs, ten 12-15 taškų. Tu žaidėjai aikštelėje su tai žaidėjais, kurie yra pajautę žaidimą, bet pats lietuvis nebuvo pataikęs nei vieno metimo po driblingo šitame mače. Taip, Brazdeikis puikiai kovojo dėl kamuolių, rodė energiją, bet vis tiek ne iki galo suprantu gyvenimo su juo, negu su Lonnie Walkeriu pačiame mačo gale, kai prieš tave yra tokia elitinė gynyba. Galų gale tai neabejotinai neigiamai veikia ir pačio Lonnie Walkerio psichologinę būseną. O tai, kiek tenka matyti pastaruoju metu,
yra labai svarbus veiksnys jo žaidime. Nepaisant ir šitų dalykų, Žalgiris vis tiek turėjo šansą šiame mače. Pagaliau ketvirtojo kėlinio gale buvo pralaužtas ir Vezenkovo stepautas 2 kartus iš eilės. Čia Žalgiris atsilieka 7 taškais ir vėl Arnas kyla statyti užtvaros, norima įtraukti Vezenkovą. Francisko savo greičiu įveikia stepautą. Žinoma, kad Olympiakos rotuoja ir prancūzas sutinka kažką šalia baudos aikštelės, nes Olympiakos nenori lengvų taškų. Arnas Butkevičius yra laisvas, Volkupas čia bando gudrauti, būdamas perdavimo linijoje, bet Arnas drąsiai atakuoja iš toli ir pataiko šį tritaškį. Kitoje atakoje viskas panašiai, bet Vezenkovas yra labai arti perimto kamulio. Galiausiai viskas baigėsi gerai. Vėl Arnas yra laisvas, šį kartą jis atakuoja Makisiką, kuris irgi dengia perdavimo liniją ir sukuria tokį patį gerą metimą Deividui Sirvydžiui. Sirvydis jį prameta, bet Brazdeikis atkovoja šį kamuolį, Žalgiris turi dar vieną šansą ir dabar jau Francisko atakuoja po driblingo prieš Milutinovo dropą. Žalgiris vėl nepataiko, bet kaip ir jau daug kartų teko matyti šiame sezone, prie netaiklaus tritaškio žalgiriečiai puikiai kovoja dėl atšokusių kamuolių puolime ir Sirvydis pelno 2 taškus. Tačiau galų gale viską nusprendė ne kas kitas, o prieš Žalgirį ir prieš Lietuvos rinktinę karjeros mačą visą laiką sužaidžiantis Tomasas Volkupas. Iki šio mačo jis rinkdavo po 4 taškus, vos vieną kartą buvo surinkęs 2-ženklį taškų skaičių, bet dabar jau tai tik istorija. Na patys matėte, kiek nesusikalbėjimų buvo su Volkupo pick and rollai šiame mače. Panašiai ir šiame klipe. Taip atrodo, kad čia tiesiog Žalgiris turėjo keistis, bet Francisko negali taip pasyviai palikti Volkupo taip anksti. Volkupas yra visiškai laisvas ir čia gali tiesiog, išmesti treniruotės tipo metimą, kadangi Francisko taip anksti atsitraukia nuo kamulio. Dansonas atrodo šiek tiek pyktelės po šio metimo ir tai netgi parodo savo šiuo rankų mostu. Po kelių paleistų rungtynių prieš Asvelį ir Maccabi labai gaila, kad namuose pademonstravus solidų žaidimą tenka pripažinti vienos iš geriausių Eurolygos komandų pranašumą. Pergalės labai reikėjo visos komandos pasitikėjimui ir nuotaikai. Jau dabar yra matome, kad kai komandai nesiseka, atsiranda kažkokie nesutarimai, kaprizai žaidėjų, nesusikalbėjimai. O šitą dalyką geriausiai eliminuoja būtent pergalės, todėl labai norisi tikėti, kad prieš Madrido Realą namuose pavyks tą padaryti. Galvoju, kad tai gali būti labai svarbios rungtynės turnyriniai lenteliai, o apie tai šnekėsime jau kitą savaitgalį. Dabar, jeigu jums patiko, nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą ir pasižiūrėkite praėjusios savaitės video apie tai, kaip Žalgiris atkovoja daug kamuolių puolime ir kaip gerai ginasi nuo varžovų greitų atakų tuo pačiu metu. Ačiū, kad žiūrit ir iki.